Vakar su Svetlana pasakojom jums daug tokių svarbių dalykų, tam, kad šiandieną suprastumėte vieną iš didžiausių šių dienų atradimų. Jeigu žiūrėsite vakar dienos 4 mūsų paskaitas, matysite, kad yra tam detalės aiškinamas ir įvadas. Aš šiandieną pasakysiu jums patį svarbiausią dalyką. Dažnai mes kalbėdavome apie 3D, 4D, 5D realybę, arba tai jų sąmonės būsenas išplėtimą. Dabar prakalbam paskutiniu metu apie sielos 3 lygius. Pirmas yra ego, antras lygis yra kūrėjo, antras lygis yra stebėtojo, o trečias yra lygis kūrėjo. Ir tos dvi temos ilgai buvo nagrinėjamos atskirai viena nuo kitos. Klausimas dabar, kodėl tiek daug dėmesio paskutiniam dienom skiriu šitom sielos sutarčiai, kas kam patinka temai, kad suprastumėte. Tai pasakysiu vieną patį svarbiausią dalyką. Sąmonės dimensijos 3D, 4D, 5D atitinka mūsų sielos sutarties 3 lygiams. Jeigu mes 3D realybėje, kas jau žinom per skaičių dalyką, tai yra ego lygis, kada mes mokėmės gyventi per skausmą. Ir vakar pasakojau daug apie ego filtrą, apie ego 24 programas ir iki šiol mes visą gyvenimą 3D laikotarpyje arba eroje gyvename pagal pirmą sielos kontraktą, kada reikėdavo ego remtis. Ego buvo tai mokykla, kurioje siela mokosi, kaip sakyti, tokios atskirimo iliuzijos. Šiame lygyje veikia tokia sena programa, kad augimas ar kažką pasiekti tai yra skausmas. O jeigu kontroliuoji, tai yra saugumas. Ir mes visą gyvenimą kaunamės, ego, kaip sakyti, kovoja, saugomus ir mes prisirašome 24 savo pasąmonės programas. Šiame gyvenime ir praeituose gyvenimuose daug tokių sudėtingų programų. Ir kai patenkame į situaciją, tos programos pradeda mums suteikti skausmą. Tai skaitykim taip, kol buvom 3D, mes buvom pirmo sąmonės lygio. Pagal kontraktą, sielos kontraktą, kiekvienas žmogus ateina čia kažko tai mokytis. Kažkokias tai pamokas. Vienam reikia išmokti vieno, kitam kito, bet iš tikrųjų, jeigu paimsime, kiekvienam žmogui dabar 2025 metais reikia pereiti, kaip sakyti, jeigu tai dabar laikotarpis vadinasi 4D realybę arba epochą, tai reikia pereiti į antrą sielos kontrakto lygį. Tai dabar, kur skausmas vyksta, žmonės jaučia spaudimą ir visą kitą, tai žmonės bando grįžti į seną būseną. Bet pasakysiu, kad seni vaistai neveikia, metodai nepadės. Tai yra vienintelis būdas, arba tu pereini į antrą sielos kontrakto lygį, grįžtite ir klausote, skaitote, kas tai per daiktas, kaip jį pasiekti, yra meditacijos, yra dalykai, kada žmogus turi būti stebėtojas. Tai daugelis žmonių, didžioji dauguma, dabar šiuo momentu, kurie nori jų aplamai išgyventi, o išgyventi reiškia pasiekti kitą pakopą ir gyventi pagal savo sielos kontraktą. O pasakykime, kiekvieną žmogų dabar įdėta yra kontraktas išgyventi 4D lygyje, kuris sudaro planetos, Žemę ir visą kitą. Ir jeigu dabar 4D
situacija išorėje sukurta, tai viduje mes turime sukurti antrą sielos kontrakto lygį pasiekti, kuris vadinasi stebėtojas. Ir kas yra, pavyzdžiui, ego, kada tenais viskas yra pas mus, kaip sakyti, tokia mokykla, pradžiamokslis, pirmoji mokykla, 3D lygyje siela dar miega, suprantate, mes kad buvome, aš pats ir visi kiti, kurie buvome tuo metu, mūsų siela miega, mes mokomės, tai žmogaus mokykla tokia pradžia, kai skausmas tampa mokytojai. Nes tik per skausmą mes kažką išmokstam. Nes tik per jį siela išmoksta atskirti, naujus dalykus ir eiti į progresą. Tai toksai dalykas yra, tas buvo mūsų 3D pasaulis. Taip, jame aš irgi gyvenau ir kojus, ir klaidas dabar matau, savo pasiekimai irgi buvo padaryti šitam 3D lygyje ir ko dabar, jeigu nori išgyventi mes 4D realybėje, mes turim pasiekti antrą savo sielos kontrakto lygį, stebėtojas. Kiekvienas ten yra atskiri uždaviniai, nes yra 24 gijas, ten, kaip sakyti, jeigu matysite, yra šeima, baimė, darbas, misija, kaltė, visi dalykai pasąmonėje pas mus yra suprogramuoti. Tai ją reikia pertvarkyti, tos 24 pasąmonės programas į tokį lygį, kad atitiktų 4D realybę. Tai yra savo pasąmonė iš ego, nedarniai grojančią 24 klavišų pasąmonės programų, kad mes turime pradėti dirbti kaip stebėtojai, taisyklės pas mane Facebook'e aprašytos, yra knygas, ta tema išleista ir dabar bandau paaiškinti jums per video, kad turime tapti stebėtojais, o tai yra tarpinė dimensija, kaip sakysime, tarpinė, tarp ko? Koridorius, tarp 3D ir 5D. Kaip perėjimas per neutralumo vartus. Taip, kad jeigu kažkas norėsite gyventi toliau, jeigu yra vystytis, nes žmonės vystosi dažniausiai, tada skausmas atsiranda, kada žmogus atsilieka nuo savo sielos programą, sielos kontraktą arba sielos sutarties ir dabartinio savo gyvenimo. Kai yra atitraukimas, skausmas neišvengiamas ir verčia ieškoti sprendimų, dvasinių ir visų kitų. Yra žmonių, kurie gimsta natūraliai, jau tokie, kaip sakyti, antram lygyje stebėtojų. Jiems to nereikia praeiti kentėjimo būdo ir jie atlieka savo funkcijas, sėkmingai dirba, aptarnauja sociumo sistemas, nes jeigu ten kažkas tai turi kloti kelius daryti, politinių žaidimų žaisti, tvarkyti vamzdžius ir dar visokiausius žeminius fizinius dalykus, tai jam nėra kada padvasinį pasaulį ir skausmą, kaip sakyti, klampoti. Tai tokie žmonės, kurie gimsta jau ketvirtoj, tai yra stebėtojai lygyje, antram lygyje, pas juos mažiau skausmo, daugiau galimybės dirbti fizinį savo darbą, kad sistema normaliai funkcionuotų, kurioje mes gyvenam išorinį. O tiem, kuriems skirta mokytis, reikės pereiti per visą ego skausmą. Dažnai anksti pradeda skaityti ezoterinės knygas, ieško savo mokymų visokių ir, kaip sakyti, ieško atsakymų dvasingumui. O tie, kurie perfekcionistiškai jaučiasi gyvenime, tai jie, kaip sakyti, gimė jau stebėtojų lygiai ir kai tai 4D realybė, jiems tai nesukelia tos problemos ir skausmo, negu tiems, kuriems reikia užbaigti pirmą lygį 3D su ego programa.
įdomi buvo gyvenime tokių taisyklių, kai man ten sako, sakydavo žmogus, kuris yra stebėtojas ir klausė, kodėl tu taip reaguoji dėl rezultato, kas bus taip, kas bus taip, kas bus taip. Ir svarbiausia, tai būdavo tokie jauni žmonės gimę galbūt vieną, kaip sakyti, vieną pakopą, vieną, nu ne, pasakyčiau, galbūt tai mano vaikų eros vaikai sakydavo, užduodavo man tokius klausimus. Ir aš tada galvoju, iš kur jie gali tą, kaip sakyti, o aš ten pirmam pakopoje ego kankinuosi, o jie man klausė, nu ir ką, kodėl. Dabar aš jau žinau atsakymus. Bet yra ir iš mano amžiaus žmonių, kurie jau 4D realybėje gyvena. Bet ten visumoje yra ir kitų klausimų, kurie turi spręsti. Taip kad gyvenimas margas, bet taisyklės yra vienas. Tai va, tai dabar mes, kaip ir sakyti, perinam vėlgi žemė perėjo, skaitykime, į 4D koridorių, matom, kas aplinkui dedasi. Ir mes turime stebėti, išmokti stebėti savo mintis, jausmus, reakcijas iš šalies. Nu, o taip, sakysim, stebėtojais. Tas yra pirmas dalykas ego. Kai mes nežinom, mes esam kaip artistai ir mūsų atakuoja tas 24 pasąmonės programos iš praeitų gyvenimų, iš šitam sukurtų ir mes tenais savo kritinėje situacijoje arba traumuojančioje jaučiant skausmą ir kankinamės. Per skausmą mokomės. Bet kai jau pradedam, bet niekas neaprašo, pavyzdžiui, taisyklių, kas yra stebėtojo lygis, kurias aš dabar aprašau savo paskutinėje knygoje ir dėstau čia, kaip reikia šitam lygyje pereiti iš pirmo ego lygio į antrą lygį, kaip jį pasiekti ir kaip sakyti, jame gyventi, kad sumažinti tą skausmą. Tai, kaip sakom, kai kurie gali ieškoti įvairių tenais būdų. Kol kas aš radau tokį, kaip sakyti, paaiškinimą ir taisyklės aprašiau. Taigi, mes pirmoji, kai ego sielos kontrakto dalyje gyvename, mes turim kautis, ten ypač mano kartos žmonės, tai buvo ten, mūsų tėvai ten buvo, ko gero, karo laikai, mes buvo pokario karta, pokario kartos vaikai, jie jau galėjo uždavinėti klausimą, kodėl jūs ego lygyje taip keistai elgitės, suaugę žmonės. Na, buvo įdomus patyrimas. Dabar praėjo tiek metų supratau. Tai va toks dalykas. Tai pirmoji, mes esame kaip aktoriai žaidėjai ir mes kitaip nemokom. Mus, kai tik tai emocijos užpuola iš 24 sąmonės programų, jas pasileidžia, mus veikia ir mes nieks nemokė su tom 24 programom pasąmonės susitvarkyti. Ego yra tarp sąmonės ir pasąmonės tokia dalis ir ego iš karto aktyvuoja skausmą mumyse. Mums skauda, mes augame. Na ir toksai, kaip sakyti, buvo pirmas mūsų etapas. Bet mūsų jau tie vaikai, jie jau mokėsi kitose mokyklose. Jie jau gimė su kitom žiniom. Jie jau buvo paruošti. Mums reikėjo pereiti per skausmą, pereiti per visą vargą. Ir tik skausmas mus galėjo išmokyti mūsų kartą pasiekti antrą stebėtojo lygį. Mūsų vaikai jau buvo kaip sakyti, izoliuoti nuo tų problemų. Ir jie jau mokėsi kitose mokyklose, kitokia era. Čia skaitykim kažkur tai taip, jeigu tai paėmus
gimė 81-4 metais, tai jie tada jau mokėsi, ten jau buvo 20 metų, tai buvo ir nepriklausomybė, ir 2010 atėję, jie jau gyveno sistemoje ir vystėsi 4D lygyje pasiruošime. Tai va, tai mes patarėm praeiti visą skausmą. Dabar turim perrašyti jį į antro lygio taisyklės. Tai va, stebėtojo lygis. Kas keiščiausia būdą mokė būti žmogų, būti stebėtoju prieš 2500 metų. Ir mokyme tiek yra prirašyta apie, ką reiškia būti stebėtoju, ne aktoriumi, budizmo vidurio kelias. Ir Buda mokė, kad kančia kyla ne iš įvykių, kurie aplinkui mus įtakoja, o iš mūsų požiūrio ir santykių į juos. Nu, tai kaip sakyti, jis jau tada mokė 4D mokslą. 2500 metų dar anksčiau negu Kristus. Tai matome, kad tada formavosi religija, o dabar mes matome, kad mes pradedame praktiškai naudoti vakarų pasaulį. Tai gal buvo rytų religija, dabar, kai visos technologijos ir gyvenimas persikėlė, susimaišo, tai kas yra stebėtojas. Pirmam lygyje sielos mes esame reakcija, reaguojame į savo visus skausmus, plika reakcija. O rezultatas, tikslas, nepasieksi, negeras ir visa kita. O antram stebėtojų lygyje, tu jau esi stebėtojas ir tu jau nebesi plika reakcija, tu jau esi sąmonė. Ir ten gali sakyti, aš esu sąmonė, o ne reakcija, kai man skauda. Nes ta širdies neutralumo fazė yra tikras pasitikėjimas gyvenimu. Kaip sakant, mokyklose mano amžiuje mokė kovoti už išlikimą per egzaminus, per tarnavimą, tarnystę, visą kitą. O dabar, kaip sakyti, mes turim būti stebėtojais ir nereaguoti, jeigu norime įsivaizduoti skausmą. Ir vat 5D realybė, tai yra tas trečias lygis sielos, kūrėjo lygis. Jeigu pirmoj ego sielos lygyje augimas yra skausmas, tai jau 4D realybėje, kai sielos stebėtojo lygiai pasiekia mantrą, tai yra augimas yra patirtis, o trečioj sielos lygyje augimas yra dovana, tai yra ta 5D realybė, į kuriuos mes ten einame. Nu ir jūsų klausimas, jūsų pačių sprendimas, kokiam lygiai ten aš norėsiu pasilikti savo sielą, ar atitikti 4D, nes Žemė kyla, greičiau supasi, aplinkui viskas keičiasi. Na, ir kaip sakyti, numirti greitai ir jaunam yra gerai, o jeigu verta pasikankinti, tai teks padirbėti su savimi. O tai dabar mes esame tam tarpinį momentą, kada mokomės 4D realybės stebėtojai. Stebim ne scenoje, o žiūrovų kėdėje. 5D realybė tai yra jau kūrėjo lygis, čia žmogus jau tampa architektu, ta būsena 5D, kurios visi kalba, tai, kaip sakant,
ten jau gaunas automatiškai žmogus turi tą širdies ir smegenų koherenciją, kurios mes čia mokomės. Ta fazė, kurioje kūno chemija persiprogramuoja. Ir šokiu momentu tenais jau 5D kūno fabrikas arba biochemija, jinai veikia labai harmoningai. Oksitocinas, serotoninas, dopaminas, jie taip yra susidėstę harmoningai, kad žmogus yra fiziologiškai nuolatinės kūrybinės ramybės būsenoje. 5D ten yra ramybė, kur ten jokios nėra baimės. Tai kaip sakyti, jeigu kažkas anksčiau ir sakydavo, kad Kristaus sąmonės laukas, tai 5D ir yra tas Kristaus sąmonės laukas. Man patinka terminai tokie: vieta, kur meilė jau nebe jausmas, o kūrybos medžiaga. Taigi, 5D tai dvasinės alchemijos viršūnė, į kurią mes einame. O tas pats pasakyčiau jums, kad 3 lygis, kurie irgi mūsų dvasinės alchemijos viršūnė, kai mes norim pasiekti. 5D tai yra išorė keičiasi, o mūsų vidus turi atitikti jį per mūsų pamokas, dėl ko mes čia atėjome. Ne vienas netėjo be kontraktą, nes čia ne chaosinė žemė, kiekvienas turi kažką per kontraktą išmokti. Tai vat, 3 lygio sielos pasiekimas yra dvasinės alchemijos viršūnė. Aukso kūnas, ten latiniškai lapis philosophorum, čia būtų jau aukso kūnas, nelysime. Tai būsena, kai žmogus suvokia, kad ne pasaulis jį čia keičia, įtakoja, o jis keičia pasaulį per savo vibracijas. Taigi, va toksai gaunasi ir supratimas. 3D moko per skausmą, 4D gydo per suvokimą, 5D kuria per meilę. Dabar klausimas, kas norite likti 1 sieloms lygyje, 2 arba 3. Kiekvienas jie pasirenkame tą savo likimo kontraktų dalyką. Yra tas mistinis skaičius, kaip sakė, visi žinom, 144 000. Na ir dažnai sako, tai aišku yra vibracinis skaičius, fraktalinė banga, ar dar kaip ten pasakytum. Bet visumoje taip, jeigu imčiau tokį faktą, kada žmogus, kada mūsų epochos virsta iš 4D, iš 3D, 4D, iš 4D, 5D. Tai kažkur tai, kai 144 000 sielų sinchronizuojasi su tuo dažniu, su pavyzdžiui, stebėtoju, ir tada mes, kaip sakyti, periname pilnai į 4D realybę. Tai nėra naujas tam pasaulis iš išorės, tai paprasčiausiai kolektyvinės sąmonės perėjimas iš chaoso į harmoniją. Kai antrų sielų, tai paprasčiausiai atsiras pasiekusių 144 000, jie tada, kaip sakyti, jau mes užbaigiam 4D koridorių etapą. Kada pasieksime 144 000 sielų, kurie atitinka kūrėjo sąmonę, tada jau Žemė pereina į aukštesnę vibracinę epochą, vadinamą šviesos era, 5D era, arba Kristaus sąmonės atgimimo, ir tada prasidės 5D. Statykim šitai. Jeigu kiekybiškai suprasti, viską tos sielos tarpusavyje rezonuoja, epocha pasiruošusi pereiti kitą vibracinį lygį. Pagal skaičius, tai jūs sakant. Kaip apibendrinant pasakysiu, kad nors 144 000 tai nėra žmogaus skaičius, o vibracinė proporcija reikalinga planetiniam šuoliui. Bet kad jį kažkaip tai įvardinti, kaip į tą pasiekti, tai sakysim, kad reikia pakankamai sielų, kad pereitų iš ego 3D į stebėtoją 4D, o paskui pakankamai sielų, kad iš 4D pereitų į 5D dažnius. Ir klausimas, kurie iš jūsų
pereis, kurie pasitrauks. Čia jau kiekvieno mūsų, kaip sakyti, dabartinė situacija. Tai šiandieną sujungiau aš jums 3D, 4D, 5D išorinis epochos sąmonės, kaip sakyti, pavadinimus su 3 sielos kontrakto, ego stebėtojo ir kūrėjo lygiais. 3D, 4D, 5D, kaip pasakysiu, išorinė aplinka, arba sąmonė mūsų išplėtimas iki tam tikro lygio, o pasiekti tą galima tik taip vykdant savo sielos kontraktus iki pirmo, antro, trečio lygį, iš pirmo į antrą, trečią lygį. Tam mes ir gimėme. Tai, kad šis rezonansas įvyksta, planeta automatiškai jau ten pasiekia naują energetinį balansą, pereina į kitą erą. Ir kaip suprantam, dabar evoliucija yra pereimas iš erų į erą. Klausimas, kiek mes norime kentėti, kiek mums skaudėtų. Čia jau apie tai ir kalbame, ir kaip pereiti, kad neskaudėtų, kaip priimti skausmą, kaip skausmą išgyventi su džiaugsmu. Čia yra mūsų visos tas paskaitų, kaip sakyti, ciklas, kaip išgyventi.